Tai vienas lengviausių 640 klasės termovizorinių priedėlių rinkoje. Jis sveria mažiau nei 300 gramų, tvirtinasi jūsų dieninio tolimačio priekyje ir paverčia jį naktinės medžioklės įrankiu. Šiandien pakalbėkime apie Guide Orion 635 CS. Ir kadangi daugelis klausia, kaip jis atrodo lyginant su 435 modeliu, mes juos palyginsime. Mes jau esame atlikę išsame 435 modelio apžvalgą, tad jei norite apie jį sužinoti plačiau, nuorodą rasite aprašyme. Sukurti taip, kad būtų mažesni, lengvesni ir praktiškesni profesionaliam naudojimui, Guide Orion 635 CS ir 435 CS yra dalis naujosios Orion C serijos, kurią Guide pristatė šių metų IWA parodoje. Prieš pereidami prie detalių, supraskime, koks tai įrenginys. Tai termovizorinis priedėlis. Šis prietaisas lengvai tvirtinamas jūsų dieninio taikiklio priekyje. Jūs toliau žiūrite per savo dieninį taikiklį, kaip įprastai, tik dabar mato termovizorinį vaizdą. Didelis privalumas, kad tai viena sistema ir dienai, ir nakčiai. Montuokite priedėlį, kai tamsu, nuimkite, kai šviesu. Papildoma nauda, kad Orion gali būti naudojami kaip termovizoriniai monokuliarai, jeigu reikia stebėti aplinką. Prie to dar grįšime, nes čia reikalinga greita jungtis Smart Clip. Vienas svarbus dalykas, kad Orion C serija sąmoningai pagaminta tokia paprasta. Čia nėra jokio Wi-Fi, nėra programėlių, nėra vaizdo įrašymo. Guide specialiai viso to atsisakė. Kad įrenginys išliktų mažas, lengvas ir veiktų ilgiau. Tas pats galioja ir meniu. Jis labai paprastas ir jame nėra jokių nereikalingų nustatymų. Viskas, ko reikia, pasiekiama kelių mygtukų paspaudimu. Dėmesys sutelktas tik į medžioklę. Pirmas dalykas, kuo pasižymi šis įrenginys, yra svoris. Vos 285 gramai. Priedėliui svoris labai svarbus. Visas svoris sutelktas ant taikiklio galo, kas išbalansuoja ginklą. Naudojant šį modelį, svoris beveik nesijaučia. Labai kompaktiški matmenys. Jis telpa net į tokią švarko kišenę. Labai tvirta konstrukcija. Atlaiko atatranką iki 6000 džiaulių, tad susidoroja net su rimtais kalibrais. IP67 atsparumo klasė. Dulkės bei lietus nėra problema. Jis tvirtinamas prie taikiklio per M33,5 sriegį su tinkamu adapteriu. Svarbiausia dalis – vaizdas. Viduje yra 640x512 jutiklis su 12 mikronų pikselio dydžiu. Termovizinis jautrumas – NETD – mažesnis nei 15 mK. Paprastai tariant, prietaisas gali aptikti temperatūrų skirtumus mažesnius nei 15 tūkstantųjų laipsnio dalies. Kuo mažesnis šis skaičius, tuo švaresnis vaizdas. Ryškesni gyvūnų kontūrai, mažiau vaizdo triukšmo. Praktiškai tai reiškia, kad esant rūkui, drėgmei ar vasaros karščiui, kai daugelis termovizorių pradeda strigti, šis prietaisas išlaiko stabilų vaizdą. Priekyje yra 35 mm objektyvas su labai šviesia f0,9 diafragma, surenkančią didelį kiekį terminio signalo. Aptikimo atstumas iki 1800 metrų. Tai atstumas, kuriame aptinkate šiltą objektą, o net pažįstate rūšį. Vaizdą stebite per AMOLED ekraną su pilna HD raiška ir 7 spalvų paletėmis – White Hot, Black Hot, Red Hot ir kitomis. Vaizdo apdorojimą atlieka naujoji Guide Apex Vision sistema su Hyperlight 2.0 algoritmu, kuris išskiria šiltus kūnus iš margos aplinkos. Uolų, reljefo, kurie sugėrė šilumą dienos metu, tokio pobūdžio dalykų. Keletas praktinių dalykų, kurie iš tikrųjų svarbus medžioklėje. Maitinimas. Vienas keičiamas 18500 akumuliatorius, suteikiantis maždaug 7 valandas veikimo laiko. Komplekte yra 2 akumuliatoriai ir įkroviklis. Užtikrina nepertraukiamą visos nakties medžioklę. Kai viena baterija išsikraus, tiesiog pakeiskite ją kitą. Fokusavimo reguliavimas suprojektuotas taip, kad galėtumėte sufokusuoti vaizdą net tamsoje, su pirštinėmis. O greitas 3 sekundžių paleidimas reiškia, kad prietaisas paruoštas veiksmui akimirksniu. Labai patogu
kai gyvūnas pasirodo staiga. Darbinė temperatūra nuo -20 iki +50 laipsnių Celsijaus, daugiau nei pakankamai mūsų šaltoms žiemoms. Prieš palyginimą keletas žodžių apie tvirtinimą. Tai svarbu tiek pat, kiek ir pats įrenginys. Orion naudoja M33,5 sriegį, tad norint pritaikyti jį prie savo dieniniam taikikliui, reikės adapterio. Čia rekomenduočiau SmartClip, Slovėnijos gamintoja žinoma dėl labai tikslių ir tvirtų adapterių. Guide modeliui tai 2 dalių sprendimas. SmartClip AS adapteris plus redukcinis žiedas Guide sriegiui. Naudojant SmartClip okuliarą, priedėlį galite paversti puikiai veikiančiu rankiniu monokuliaru. Tiesiog pritvirtinkite SmartClip okuliarą prie priedėlio ir turėsite termovizorinį monokuliarą stebėjimui. Nereikia nešiotis antro daikto. Prieikite, pasižvalgykite su monokuliaru, pamatykite gyvūną, nuimkite okuliarą, uždėkite Orion ant savo dieninio taikiklio ir esate pasiruošę šauti. Vienas įrenginys, 2 funkcijos. Dabar klausimas, kurį girdžiu dažniausiai. Ką turėčiau rinktis 635 ar 435 modelį? Pradėkime nuo to, ką jie turi bendro, nes tai iš tikrųjų svarbu. Abu turi visiškai tą patį korpusą, tą patį svorį, tą patį akumuliatorių, tą patį 35 mm objektyvą, tą patį Apex Vision apdorojimą ir tą patį šiluminį NETD jautrumą 15 mK. Taigi konstrukcija, patvarumas ir ergonomika yra identiški. Vienintelis reikšmingas skirtumas yra jutiklio raiška. 635 modelis turi didesnį 640x512 jutiklį. 435 modelis turi mažesnį 400x300. Daugiau pikselių reiškia daugiau detalių, ypač didesniam atstumui. Ir kai jūsų dieninis taikiklis nustatytas į didesnį artinimą, logika tokia. Jei daugiausia medžiojate mažesniais atstumais, iki maždaug nuo 150 iki 200 metrų, ir naudojate mažesnio didinimo taikiklį, 435 modelis tarnaus jums puikiai ir padės sutaupyti nemažą pinigų sumą. Tačiau jei reguliariai šaudote toliau arba naudojate didesnio artinimo optiką, 640 jutiklis atitinka kainą. Vaizdas išlieka ryškus net ir priartinus. Kainų skirtumas yra maždaug 500 eurų. Mano išvada trumpai. Guide Orion 635 CS yra tikrai gerai apgalvotas priedėlis tiems, kurie nori 640 klasės vaizdo kokybės be papildomo svorio, lengvas, tvirtas ir su labai ryškiu vaizdu. 435 modelis, turintis tą patį korpusą ir tą patį vaizdo apdorojimą ir yra protingas pirkinys medžiokliai mažesniems atstumams. Patikėkite manimi, konstrukcija abiejų prietaisų yra identiška. Vienintelis skirtumas yra jutiklio dydis. Pasirinkimas priklauso tik nuo to, kokiu atstumu šaudote. Abu yra gražiai suprojektuoti, lengvi, kišeninio dydžio ir specialiai sukurti medžiokliai. Jie yra ir paprasti naudoti, greitai uždedami ir praktiškai nuimami, bei paruošti bet kokioms sąlygoms etiškai medžiokliai ir tiksliam šaudimui. Jei turite klausimų apie bet kurį iš jų, palikite juos komentaruose. Jei vaizdo įrašas buvo naudingas, prenumeruokite kanalą. Iki kito karto.